Esu paieškose geriausios kompiuterinės periferijos už mažiausią įmanomą kainą. Ir šį kartą mano rankose Nubi. Klaviatūra, pelė, ausinės ir mikrofonas. Tik iš karto noriu pasakyti, kad viso šio komplekto kaina yra apie 144 eurai. Atlikau mažą testą ir Nubi N-Mic One mikrofoną lyginu su savo turimu Shure MV7X. Nubi M-Mic One mikrofoną lyginu su savo turimu Shure MV7X. Ir viso šio video metu skirtingose etapuose naudosiu vis skirtingą mikrofoną, o kampe pažymėsiu, kurį mikrofoną šiuo metu galite girdėti. Girdėdami skirtingą garsą patys galėsite priimti sprendimą, kuris jums skamba geriau. Tik iš karto pranešiu, kad Nubi mikrofonas pigesnis beveik 5,5 karto. Deklaruojama, kad ausinės turi laikyti iki 80 valandų. Ir nuo to laiko, kai jas gavau prieš nei daug nei mažai 13 dienų, aš jas krovau tik tais vieną kartą. Pojūtis tikrai neblogas. Taip, aš jų nenaudojau nuolatos ir keičiausi su kitomis turimomis ausinėmis, nes vis norėjau paklausyti, kas geriau skamba, bet baterija tikrai nenuvylė. O garsai turėčiau gal tik vieną pastebėjimą, kad turi šiek tiek daugiau žemų dažnių. Tačiau žaidybinėse situacijose lengva identifikuoti priešininkų lokacijas, garsas švarus, todėl bendrai produktą tikrai jau skaitau. Na ir žinoma, pakalbėkime apie tai, ko čia ir susirinkome. Ultralight pelytė, na ir žinoma, mechaninė klaviatūra. Jūs tik paklausykite, kaip skamba 50 eurų. Neįtikėtina. Džiugina ne tik garsas, bet ir tai, kiek bevielė klaviatūra laiko. Intensyviai naudoju klaviatūrą jos nepakeisdamas nuo tos dienos, kai ją gavau. Ir tiesa ta, kad jos vis dar nekroviau. O ant dėžutės deklaruojama, kad baterija laikys net iki 100 valandų. Ultralight pelės man yra naujiena ir anksčiau jų niekada nebuvau naudojęs. Ir vaikeli, kaip aš klydau. Visada galvojau, kad jinai gali būti per lengva, galbūt net per maža, netiks mano delnui. Na ir daug kitokių pasiteisinimų turėjau. Bet žinot, panaudojau kurį laiką ir grįžęs prie savo sunkesnės pelės, kurią karts nuo karto naudoju, pradėjau permastyti savo gyvenimo pasirinkimus. Pastaruoju metu pro mano rankas praeina tikrai nemažai periferijos įrenginių. Ir rasti kažką geriau? Tikrai įmanoma. Bet mokėti reikės irgi ženkliai daugiau. Bet jei jūsų biudžetas yra ribotas ir ieškot geriausia kainos, performanso bei kokybės santykio, tai Nubi būtinai įsitraukite į savo norų sąrašą.